Štai dabar mes esame prie Tiberiados ežero, Kafarnaumo miestas, kurio praktiškai nėra, tik tai griuvėsiai likę. Štai povas išskleidė savo plunksnas, jūs matote, povas išsiskleidė, ežeras. Kažkada miestas turėjo 10 000 gyventojų, praktiškai dabar nieko nereikia pagal Jėzaus žodžius, kad Kafarnaume tu pasiaukštinęs nugarmės iki pragaro. Taigi, štai povas išsiskleidė, nagi pasirodyk, šaunuolis. Ir toliau mes matome ortodoksų šventyklą, pravoslavų ar kokios kitos pakraipos, vienintelė pastatyta toje vietoje, kur buvo kadaise Kafarnaumas. Ir jisai driekėsi net iki tų aukštumų, iki ten. O štai čia mes matome už tvoros tiesiog kas iš jo liko. Keletą nuolaužų, griuvėsiai, fragmentai namų ar tai sienų kažkokių. Ir va tai, kas čia likę yra. Kažkai čia daug veiksmų vyko Kafarnaume šitoje vietoje. Ten ežeras, Genezareto ežeras, Tiberiados ežeras, Galilėjos ežeras turi skirtingus pavadinimus. Tai tiek iš